Nu ką, sveiki gyvi. Šiandien apžvelginėsime lietuviško prekės ženklo produktą, spoterį, Kentauras iš įrankių sandėlio. Esu jau apžvelginėjęs 3 spoterius, atitinkamai pagal kainą ir kokybę lietuviško prekės ženklo, bet visgi rinkoje yra poreikis dar papulti į žemesnę kainos kategoriją, ypač tiem žmonėm, kurie, kaip įvardyti, sakykime, jeigu ten spoterį naudoja per metus 2-3 sykius, sakykime, jeigu ten tvarko mašiną, sakykime, yra kažkokia minimalistinė duobelė, bet jinai ten gali būti špakliuojama, žmogus net nesivargina ištraukti šito spoterio, bet jeigu didesnė jau atsiranda svarstymai, gal čia man spoteris būtų reikalingas biskį atsikalt, kad mažiau molio naudot, tai gal šitas produktas jums ir yra. Aš jį gavau iš karto, kaip prasibandyti ir patvirtinti, jeigu nepasitvirtins, kaip tu sako, šito video net nebus tas dalykas, nes pagal tai, ką aš nusiųsiu įrankių sandėlio vadovybei, jie spręs ar užsakyti daugiau šitų modelių ar ne. Tai šiandien ir pasitestuosiu ant šito seno automobilio. Skarda nėra ploniausia, nėra ir storiausia, vidutinis variantas, čia yra tas vadinamas lietuviškas lyvakoinas. Yra kelios duobelės, čia šitam automobiliu nemažai darbo, bet bus labai puikiai testiniai paneliai patestuoti, nes yra kelios duobelės reikia ištraukti, nes jo, gal kada silpnesnis būna spoteris, kartais gerai kabinasi ant plonų skardų, pradeda ant vidutinių ir ant storesnių slakyti. Šiaip aš jau nebuvau išsėmęs, tik atsidariau, nes prašė vadovybėje patikryti, nes žinojau, kad firma kartais gamina kai kuriem norėdama supigyti kabelius aliuminio lydinio, o kaip žinoma, aliuminio lydinio kabeliai ilgai netarnauja, bet prasipjovęs Kemriką, tai radau, kad čia bent jau turėtų būti variniai. Vario kokybė, čia, nu neaišku kokia, bet laidai yra variniai, tai va. Varis blizga. Tai pasižiūrėjau, reiks Kemriką sutvarkyti. Nu ką, pirminėje komplektacijoje gauname, čia įsivaizduoju, bus įrankių dėžutė, ganėtinai faina dėžutė, nes kitur būna jinai kur kas, kaip tu sako, ten, nu matosi, kad kaip iš parduotuvės nupirkta kablys traukimui, raktas užveržimui, 2 wolframiniai elektrodai, ilga veržlė, dar nežinau kam, smailas atsuktuvinis angalis, tai čia bus šitiem vingiuotai vielai sekt ir 2 angalių perėjimai, keli kareivėliai, 4 apvalų žiedai, kelios žvaigždutės atraukinėjimai. Nu, šitų yra šioks toks solidžiai mažesnis. Užpildas, rankena, prisitvirtyti, userio manualas, kaip naudoti, kaip žiedai, kaip vingiuota viela, kaip spoteriu naudotis, viskas anglų kalba. Kareivėlių žiedų traukiklį, tai vadinama griebtuva, čia yra šešianagis griebtuvas, mechaninė rankena. Galėtų čiučiut būti ilgesniai, bet ir nėra iš super trumpųjų. Kas toliau. Tai čia veržlė.
veržlė šitam traukikliui. Takšt, traukt, jeigu kažką užsivakuumuojant. Spoteris. Valdymas paprastas. Kaip matau, auto manual, aišku. Reiškiasi, rankiną galima naudoti ir manualiniu, ir auto. Reiškiasi, ta pati rankena. Tiesiog yra knopkutė, kad automatiškai pritraukinėtų, mechaniškai, reiškiasi, į gaiduką reaguos. Kontrolės klavišas. Masinis laidas integruotas. Posmetriu galėtų būti ilgesnis. Ar tai reikia dėtis, bet šiaip biudžetinis variantas. Čia, kiek žinau, po dar mažesnė kaina įlys negu prieš tai buvusio Kentauro biudžetinė versija. Ką, dar komplektacijoje yra šiek tiek vingiuotos vielos, mechaninis plaktukas, kur šitai su veržle bus pūsliai galima naudoti, bet aišku, galit veržlę segioti, savo angalius pasidaryti šitą plaktuką. Realiai pasukus galvą galima pasidaryti ir kitiem naudoti. Ir bus kartu galima naudoti va šitą, nes kad nereikėtų tiesiog, sakykime, yra pas kitus galimybė nuo šito atsijungti prie šito, tai čia yra kaip antras plaktukas, tai yra labai gerai. Reiškiasi, iš rankenos nereikės išiminėti šito angalinio plaktuku. Žvaigždutė reikėtų užsiveržti, nes biskį plaukioja, bet pažiūrėsim, ar užsiveržė. Jo, varžtas tik pirštais prisuktas, tai va tokius dalykus reikia atkreipti, nes kiti dėmesį paskui sako, kad nėra kontakto, čia prastai atsikalinė ir panašiai. Tai va, bendraja prasme atsidariau, pažiūrėjom. Nu ką, bandysiu su šituo aparatuku išimti šitas dvi skylės, tas duobes. Ten dėl anksto tvarkytos lubos, tai lubų jau nuo čia nepasieksi praktiškai, turi lubų aukštį įsikelt, nes rankena ir trumpoka, tai ar darysiu su šituo aparatu nežinau, bet jei kas susidedi fanierus, kad paprasčiausia, nes nėra aparatas smulkus, kojukiam gali padaryti duobutes ir tada darai viršui, bet dabar pirmą užsimsiu čia apačioj. Valdymas yra irgi labai paprastas. Kuriuo numeriu žymima kokius įrankius. Ten pavyzdžiui pūleris. Antras čia. Įdubų šitą lyginimo bukasis angalis. Volframas, trikampiai žvaigždė, žiedų prisegimas, vingiuota viela kareivėliai. Vienpusis taškinis prisegimas, sriegio prisegimas. Ofas, onas, ofas. Įdomiai yra perspėjimo fault lemputė, darbas, tai čia bus kai šitą, o čia auto manualas. Nu, tai dabar manualas. Įrankiai turėtų būti įrankis numeris 4. Ups. O, 5, tai reiškia, turbūt bus low.
Ai, didžiausi. Nu tai bandau man rekomenduojamos 5 ir bandysiu atmušti šitas. Reikia apsivesti galvutį. Funkcija. Matot? Traukia tikrai neblogai. Ant automatiniais, ant 5-tuko jau galima sakyti ribinis bembo yra. Praktiškai išpakliuotinas jau čia, nes buvo aštri duobelė. Tai, ką, principė veikia, ten vėlas, ten ką sakiau, tai neturiu kur dabar, bet manau nėra tikslo šitą, nes dar gal kažką rasiu prabandyti tuo jausiai video. Čia labai patogu. Stumas eitų.
Vat, pažymėsiu klaidą, čia šitiem mažiem ištraukėjam reiškiasi, kur flanšam jisai yra preciziškiau skirtas traukti ant žvaigždė, mažiau prilimpa. Ir aš dabar įtariu ant 5 buvau pastatęs ir dabar žiūrau, kad viskai kažkaip kerta, jau pamiršau, kad žvaigždutės įrankis yra 4. Select Toolsas. Patvirtinam ir dabar žiūrim, kaip elgsis. Aišku, aš kameros dar nepasieksiu, bet tuoj ateisiu. Galima bus dar pasimti, aišku, prabandymui panaudoti, bet va pavyzdžiui, čia yra konkrečiai trikampiai žvaigždės įmušimai, jie yra didesni ant 5. Čia buvo pirmas įrankis pastatytas, tai vadinamas flanšas ir matot, įkirtimai yra ant 5 mažesni. Tai vizualiai galiu pasakyti, kad aparato funkcijos tikrai veikia. Šiaip nelabai turiu šit kažkokių didelių testavimų, kad tyčia vielos nieko negaliu prabandyti, bet gal kokį kareivuką iš tikrųjų reiktų pabandyti susisekti. Arba ką dar galima bandyti. Nu, žiūrėsim, dar biskį atsikalu.
Nu ką, šičia daug maž atsikalė jau iki špakliuojamo paviršiaus, bet šitoj vietoj gavosi aukšta vieta, čia 2 žemus. Tai nežinau, bandysiu ištemti šitas vietas, kaip priklauso atkalt šitus 2 minusus ir paskui šitą vietą wolframų patupdyti žiūrėsim, kaip gausis. Tai dabar atsikalu šitas vietas, o paskui pafilmuosiu, nes visgi matau, kad wolframų poreikis bus. Nežinau, kaip matosi, nes neturiu grįžtamo. Wolframą reikia persistatyti. Anas yra 3. Reikia kelgalį. 8 pabandysim. Nu, praktiškai aukštumas išsilygino, bet jiem krentant šičia šiek tiek pakrito ir šičia. Tai manau, čia reikia pakalinėti ir čia ir bus viskas gerai. Žiūrėjau, kad wolframas visada įkaista labai sunku. Visiem.
to, ką padariau, praktiškai išpakliuomas, čia gal biskį pertempiau, reiks plaktuku pamušt. Esminis dalykas, aparatas yra tikrai neblogas, vienintelis nepatinka dalykas, praktiškai išlyginau, labai minimalus špaklėvimas bus reikalingas, jau su šitą keterą nuėmiau, nes kada traukėsi buvo iš duobių, tai visada kalnas iškils, tai jį va nusitupdėm ir visa kita čia taip jau palyginus maloniai slysta. Labai praverstų dar, aišku, turėtas minimalaus, tai da galėtai da idealiau atžaidinėti visus šituos tokius tarpukus laiko turint. Bet aparatas dirba gerai, šiek tiek autofunkcija, pavadykim, per anksti sureaguoja gysė, yra te padaryta, kad tu atremi ir tartum turi sekundės pauzė ir tada prilimpa, o čia toks palieti ir ansyk limpa. Tai gal vienintelis toks programavime minusas. Ten, kadangi visos kitos padėtys dirba pagrindiniais plaktukas, mini tempėjai su angaliais, wolframas, tai praktiškai galiu kitų funkcijų netikryt. Susistandinus. Kitų funkcijų galiu netikryt, nes jos tikrai dirbs ir šitą ten nėra poreikio šitą testuoti tas funkcijas, nes čia dėliai žmogui pačios svarbiausios. Tai va toks aparatas, jeigu reikia, kaip čia pavadyti, reikia minimalaus kažkokio aparato, kurį naudosit per metus sykį ar du, nu da, tie 3-4, tai va dar pigesnė Kentauro versija. Šiam video tiek, dėkui, peace out. Nu ką, sveiki gyvi. Tai va, daugmaž viską pasidariau, ką norėjau. Aparatas yra tikrai neblogas. Vieninteliai du tokį nedidelį minusai jam, nes tikrai tai yra biudžetinis ir kiek man tiekėjas aiškino įrankių sandėlis, kad tai yra tikslas palyst po prieš tai buvusio biudžetinio Kentauro kainą. Tai yra ganėtinai neblogos praplėtimo technologijos, kad ten gali šitos visus jungtis yra apgalvota dėl tuos tokius ištraukėjus. Tai ką atsikalinėjau visą stogą, kur buvo esminės vietos, problemų jokių tokių nėra. Galėtų čiut būti kabeliai ilgesni, bet viskas ok. Ir dar čia kaip man gal tik tai dėl to, kad papratimas yra toks, autofunkcija yra praktiškai tik palietė ir ansyk duotuoju momentu prišauna. Gysas yra padaręs gal kokią 0,5 sekundę pavėluoja. Taip yra dėl to, kad tu tiksliai pasistatytai tie, kur yra angalis ir ten prisiurptų. Tai tokiam drebarankiui kaip aš, tai biskį, tai, kaip tas sako, įtakos turi, bet čia turbūt gal papratimas. Kiti gal gyso pritraukimą traktuos kaip neįtin gerą. Tai va, šiam video tiek, aparatas tikrai neblogas, pažymių nerašysiu vien tik tai dėl to, kad iš ties rašyti kvaila, nes yra žmonių rūšis, kaip ir dėl kamerų šnekėjau, aš tartum turiu už juos nuspręst, o paskui tas žmogus, jeigu kažkas jam nepasitvirtys, jisai sakys, va, tu tep sakei, tu šitai parinkai, tai aš pažymį iš tikro aparatam nerašysiu, nes yra vienas dalykas, kad tiksliai neatsimenu, anas buvo irgi neblogas, bet paskui atsiras žmonės, kurie sakys, tar šitą jam, tai, tai o paskui nuspręsi kažkokios funkcijos neturės, tie video bus nepasižiūrėję ir taip. Tai va, šiam video tiek, dėkui, peace, I'm out.